Pirmas dalykas, tai ačiū gerbiamam pranešėjam, labai įdomus pranešimai. Ir labas vakaras dabar jau visi gerbiami seminaro dalyviai. Tai iš tiesų esu mitybos ir sveikos gyvensenos specialistas. Šiai dienai esu dar ir sporto universitete doktorantas, biologijos krypties doktorantas, nagrinėjantis sporto mokslą, nagrinėjantis mitybos mokslą. Na ir šiandien, kaip jau ir sakiau, kad turiu daug laiko papasakoti apie įvairias mitybos strategijas, kurios yra naudingos be abejo bėgikam, ne kam kitam, bet bėgiojantiems, sportuojantiems aktyviai, aerobinį sportą žmonėm. Tai čia dabar nieko nesimato. Aš patrauksiu dabar šitą stendą, aš parašiau skaidrės, atsiprašau, kad aš taip čia vaikštau. Iš tiesų, prieš pradedant pasakoti apie mitybą, norėčiau sutikti su buvusiais pranešėjais ir pabrėžti, kad žmogus yra be galo sudėtinga kompleksinė sistema. Ką tai reiškia? Žmogus tai yra pats tobuliausias mechanizmas, kuris geriausiai pats jaučia, ko jam reikia, ką jam reikia valgyti. Tarkim, jis pats jaučia savo tempą, kada jis bėga, tarkim, kaip pulsas, gal mes negalim patys pasakyti, kiek šiuo metu yra šasade konkretus, bet tikrai žinom, kada mes pavargstam, mes jaučiam skausmą tada, kada būna kažkas blogai, mes jaučiam alkį tada, kada mes norim valgyti. Lygiai taip pat, kaip anksčiau buvo galvota, kad tarkim, mes turime gerti kuo daugiau vandens. Tai šiai dienai mes žinom, kad pats geriausias indikatorius, vėl grįžtam iš pradžių, yra troškulys. Jeigu mes jo nejaučiam, daug gerti tikrai nėra tikslo prieš, tarkim, bėgant tolimus atstumus, nes tas didelis vandens kiekis gali mus apsunkinti. Aš nežinau, dabar mano čia, norėčiau kažką parodyti, kad čia neveikia niekas. Dar vienas dalykas, kurį aš supratau, būdamas, ko gero, magistras prieš kelis metus, kaip buvo linksma būti magistra, kaip dabar liūdna doktorantūrai, kad nagrinėjant mitybos mokslą, jis nuolat progresuoja. Dėl to, kad atsiranda įvairūs įrankiai, kurie leidžia mums įvertinti tam tikras maisto medžiagas vis iš kitokių kampų. Kitas dalykas, nuolat atsiranda įvairios dietos. Kai pagaliau įjungsite ekraną, aš tiesiog prasuksiu kelias skaidrės ir parodysiu, kad yra šiai dienai pasaulyje 2015 metų duomenimis Amerikos top dietų reitingas sudarytas 35 dietos skirtos vien tik tai svorio mažinimui. Paradoksalu, bet 35 dietos svorio mažinimui visos mažina svorį. Tai yra jos visos veikia. Tiesiog skirtumas yra tame. Vienos dietos yra labiau sveikatinančios, kitos dietos yra sveikatai žalingos. Ir aš nebijoju, kad iš tų 35 kol kas dar geriausių, kokia nors 34 arba 33 tikrai po kelių metų bus išaiškinta, kad jinai vis dėlto kažkokiu aspektu yra žalinga. Dar neužsiekia. Gerai. Kitas įdomus dalykas, kad progresuojant toms dietoms yra dar ir didžiulis marketingas. Tai yra dabar, kaip aš dalyvauju irgi daugelį maratonų, šneku apie mitybą, apie įvairius aspektus įtakojančius žmogaus galingumą, jo ištvermę, mitybos aspektus. Nuolat pastebiu šalia įvairias farmacijos įmonės, įvairius maisto papildus. Ir kol man jungsite ekraną, papasakosiu labai tokį įdomų pavyzdį, kuris yra labai aktualus kiekvienam iš jūsų. Prieš savaitę beros pas mane atėjo vienas, pavadinkime, XXX mano klientas ir pasakė, sako, Artūrai, kas yra? Sako, aš dabar ruošiuosi bėgioti didelius atstumus, prieš treniruotę aš išgėriau elektrolitų, per treniruotę dar gėriau elektrolitų, paskui išgėriau Max Jane 3000 kažkokį tai gainerį, ryte išgėriau antioksidantus, vitaminus ir man negerėja mano darbingumas. Sako, ką man dar galima padaryti? Tada aš pasakiau jam, sakau, vienintelis dalykas, kurį tu gali padaryti šiai dienai, tai yra nutraukti savo tokį milžinišką antioksidantų vartojimą rytais. Na, kaip jūs manot, ar reikia vartoti antioksidantus, kai mes sportuojame šiek tiek aktyviau? Dabar aš jau tarsi ir atsakiau, pasakydamas, kad reikia nutraukti, nereikia vartoti. Anksčiau buvo manyta iš tikrųjų, kad reikia būtinai, nes žmogus bėgiodamas patiria tokį vadinamą oksidacinį stresą. Na, tas stresas tenais į kraują mūsų paleidžia įvairius specialius radikalus, kurie tikėtina kenkia, pagaliau, nuo starto iki finišo mityba, jėga, esu Artūras Suvietas čia.
Taigi, grįžtu prie savo tokios trumpos įžangos. Tas oksidacinis stresas yra žalingas. Faktas, jis yra žalingas. Tačiau būtent to streso dėka mūsų kūnas geba adaptuotis. Ir jeigu mes slopinsime didelių antioksidantų kiekių tą oksidacinį stresą, mūsų kūnas nepatirs streso, jis nesidaptuos. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl nereikėtų savęs perkrauti įvairiais maisto papildais. Ir viena iš tų priežasčių, kodėl perkrovę save maisto papildais, mes netobulėjame. Tai štai. Taip. Čia kelios knygos. Čia, kur aš norėjau greitai parodyti jums. Tai, matot, paskutinės dvi tokios yra, galima sakyti, pritaikytos vien tik tai bėgimui. Ir aš susisteminau per kelis mėnesius pagrindinius maisto produktus, kuriuos reikėtų vartoti žmonėms, kurie bėgioja 5, 10 ir maratoną ir taip toliau ir panašiai. Pagrindinius maisto produktus. Labai paprasta. Taip, čia mūsų veiksniai. Dar vienas toks pagrindimas, kodėl vis dėlto mityba yra milžiniškai svarbi kiekvienam iš mūsų. Tai pavyzdžiui, čia matote tokią skaidrę paveikslą, kuris yra publikuotas labai stipriame medicininiam žurnale, kur buvo ištirta 75 tūkstančiai žmonių. Ten buvo tyriamos jų sveikatos kortelės. Ir paaiškėjo vienas paprastas dalykas, kad minimali intervencija, tai yra vos vieno produkto pakeitimas mūsų dienos racione, sukelia iš tikrųjų labai rimtus pokyčius. Šiuo atveju čia buvo įtraukta nuo 1 iki 2,5 porcijos neskaldytų grūdų. Neskaldyti grūdai, tai va čia panašiai atrodo mūsų avižinė košė, čia neskaldytų avižų. Yra dar daug tų visokių grūdų, žinom, kviečiai, rugiai, bla 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 panašiai. Tai iš esmės, štai čia mes matome širdies ar kraujagyslių sistemų ligas ir mirštamumą nuo šių ligų. Kadangi buvo tirtos 72 tūkstančių kortelių medicininių, paaiškėjo, kad tie žmonės, kurie vartoja bent po 1-2 porcijas vidutiniškai per dieną neskaldytų grūdų savo mitybos racione, ženkliai mažiau sirgo, to pasekoje ir mirė nuo širdies ir kraujagyslių sistemos ligų. Įdomus dalykas. Mityba prieš sportininkų mitybą. Iš esmės, čia ginčiasi Pasaulinė sveikatos organizacija, įvairūs dietologai, sveikos gyvensenos specialistai, mokslininkai ir mes ginčysimės visą laiką. Čia spėsim visi pasenti ir vis tiek ginčysimės. Skirtumas yra pagrindinis toksai. Bėgiojančių žmonių, dažniausiai sportuojančių arba aerobiniais krūviais žmonių apskritai, turėtų būti didesnė raciono dalis sudaryta iš angliavandenių. Kompleksinių angliavandenių, vėliau aš parodysiu konkrečius pavyzdžius, kokie tie angliavandeniai yra. Šiek tiek daugiau turėtų būti vartojama baltymų, pradžia nuo 15% baltymų, tai yra mūsų blokai, iš kurių statosi raumuo, iš kurių statosi mūsų kūnas, labai reikalingas elementas. Na ir šiek tiek dar daugiau turėtų būti vartojama riebalų, bet čia yra labai įdomu. Tik tai augalinės nesočiosios riebiosios rūgštys čia akcentuojamos, ne gyvulinės kilmės riebalai. Jeigu vartojam mėsą, vartojam liesą mėsą. Čia dabar supyktų vegetarai. Bet aš visiškai už, kad ir vegetaras gali pasiruošti maratoną ir bet kokiai kitai sporto šakai, žinodamas, kaip papildyti savo baltymus iš, aišku, augalinės kilmės produktų. Taigi, truputėlį paprasčiau. Konkretus maisto produktai. Angliavandeniai. Akcentuojam rudieji, laukiniai ryžiai, grikiai, kruopos, neskaldyti grūdai, avižos, pilno grūdo makaronai. Iš tikrųjų, techniškai neįmanoma pilno grūdo makaronus pagaminti, bet taip jie vadinasi. Baltymai, liesas pienas, liesa vištiena, soja, tofu, tai yra sojos varškė, galkutienos krūtinėlė, paukštienos krūtinėlė, apskritai žirniai, pupelės, kiaušiniai, juodosios pupelės yra super svarbu vegetarams, kadangi ten yra pilnas spektras aminorūgščių. Aminorūgštys tai yra smulkios dalelės, kurios sudaro pilnavertį baltymą. Pilnavertis baltymas turi 20 aminorūgščių, nepilnavertis baltymas turi šiek tiek mažiau. Trūksta 1, 2, 3 aminorūgščių. Labai paprastai. Nesotieji riebalai, tai būtų laukinė lašiša, neauginta fermoje, sunku gauti. Lengviau gauti yra menkės. Ir beje, menkės omega-3 6 riebiųjų rūgščių pasisavinimo pusperiodis yra daug ilgesnis ir dėl to pasisavinam daug geriau riebiąsias rūgštis iš menkės negu iš lašišos. Tai rodo naujausi tyrimai. Tunas, avokadai, super, galima techniškai avokadas tai yra uoga, jeigu mes neapgaunat mintis, aš tai vadinu į vaisių iš tikrųjų. Avokadas turi daugiau kaip 14 skirtingų vitaminų, riebiųjų rūgščių, yra pakankamai kaloringas ir jeigu mes nesportuotume ir valgytume vien tik avokadus, mes būtume stori.
bet mes laimiai sportuojame teisingai. Šaltas spaudimo alyvuogių aliejus, kokoso aliejus, riešutai, sezamų aliejus. Viskas tvarkoja. Ką tai duoda? Duoda begalę skirtingų maisto medžiagų. Yra žinoma, kad čia jau tokia klasika, kad žmogus per dieną turėtų gauti daugiau kaip 40 skirtingų maisto medžiagų. Šiai dienai iš vieno maisto produkto tiek gauti yra neįmanoma, tiek gauti galima vartojant įvairų maistą. Tai pavyzdžiui būtų įvairios uogos, įvairios daržovės, mėsa, ką aš jau sakiau, baltymai, čia Q10, vitaminas D gaunami iš mėsos, Q10 tai yra kofermentas labai svarbus mūsų kognityviniam gebėjimam, na, kognityviniai gebėjimai yra apskritai svarbus labai, smegenys, jeigu širdis yra pagrindinis mūsų variklis, tai smegenys yra pagrindinis valdiklis. Jeigu valdiklis nevaldys, joks variklis nebus naudingas. Paprasčiausiai užves ir nuvažiuosi tiesiai į sieną. Taip. Baltymų kiekiai maiste. Prašau. Jautiena, kiauliena, vištiena, žuvis, kiaušiniai procentais. Soja, žirniai, pupelės, riešutai, kvietiniai miltai, grikių kruopos, ryžių kruopos. Labai tinka vegetarams, labai tinka visaėdžiams žmonėms. Man tinka irgi. Aš nesu vegetaras, bet tikrai nesu prieš vegetarus. Antioksidantai, elektrolitai, vitaminai. Trumpa tokia įdomi istorija. Kaip atsirado maisto papildai, ar žinot? Jei kas nors žinot, pakelkite ranką, tada galėsite papasakoti. Aš vis tiek čia turiu. Aš jau viskas baigiau, iš tikrųjų, ką aš čia darot, aš nežinau. Maisto papildai atsirado, galima sakyti taip techniškai, 1906 metais jos išrado Hopkinsas, ne tas, kuris su žvaigždėm bendrauja, o kitas Hopkinsas, mokslininkas, profesorius, Nobelio premijos laureatas, beje, atliko labai paprastą tyrimą. Jisai uždarė pelytės laboratorinės į skirtingus narvelius ir vienom davė angliavandenius, kitom davė grynus baltymus, grynus riebalus ir jas dar maitino ten truputėlį visas su įvairiais mineralais ir aišku vandeniu. Po kurio laiko, maždaug po 3 savaičių, pelytės pradėjo nykti, gaišti. Tada jisai davė jiems pieno, jos atsigavo. Tada suprato, kad piene yra dar kažkokios medžiagos, kurios yra reikalingos kiekvienam gyvam organizmui, žinduolio gyvam. Taip atsirado pirmieji vitaminai. Tokia savoka vitaminai. 1906 metais. Tyrimų su žmonėmis yra labai mažai ir dabar yra labai mažai. Ir ne dėl to, kad paprasčiausiai mokslas negeba jų padaryti, o dėl to, kad mūsų negalima uždaryti į narvelius. Tai yra mūsų nepriversi maitintis 8-12 savaičių pagal griežtą mitybos programą. Yra daugybė psichologinių tyrimų, kurie rodo, kad netgi patys geriausi atletai, profesionalai, fitneso sportininkai, kultūristai labai griežtos dietos, pavyzdžiui, Atkinsono dietos paremtos baltyminio maisto vartojimu, gali laikytis 12 savaičių neilgiau. Ten yra vienetai, unikumai, kurie galbūt ilgiau išsilaiko. Ką mes galim kalbėti apie žmonės, kurie nėra profesionalūs sportininkai. Šaunūs vaisiai, kurie skirti, manau, kad ne tik bėgikam, bet apskritai visiems žmonėms. Beje, reikėtų prisiminti, kad šie vaisiai turi pakankamai daug cukraus. Todėl tiem žmonėm, kurie ne tik bėgioja, bet ir nori pakontroliuoti savo kūno masę, kadangi mano pranešimas šiandien buvo orientuotas labiau į žmonės, kurie bėgioja malonumui savo, dėl sveikatos, ne dėl profesionalių gebėjimų, tokių žmonių yra mažuma. Tai šitiem žmonėm reikėtų prisiminti, kad, pavyzdžiui, obuoliai, bananai, vynuogės, geriau jas vartoti prieš treniruotę arba iš karto po treniruotės. Jeigu mes prabėgame, tarkim, 10 km, mes atsigeriam vandens, suvalgom bananą, super. Obuoliai, kvercetinas, tai yra antioksidantas, aš per daug nesigilinsiu. Bet kvercetinas yra reikalingas, yra atlikta plati studija, čia visos studijos apačioje, kad aš nemeluoju, žinot, nešneku dabar susijaudinęs kažkokių nesąmonių žiūrėdamas į dangų. Taip daug kas daro. Taip, obuoliai kvercetinas, antioksidantas, kuris reikalingas mūsų kognityviniam gebėjimam. Yra įrodyta, kad 10 metų ir ilgiau, vartojant obuolius, nepamirštant obuolių savo mitybos racione, paprasčiausių obuolių, lietuviško vaisiaus, sumažėjo tokios neurodegeneracinės lygos, jų tikimybė atsiradimo kaip Alzheimeris, demencija, senatvinė silpnaprotystė, labai liūdnos lygos. Mes vieni pirmaujančių Europoje pagal šias lygas. Bananai, žinom, kalis, magnis, buvo anksčiau mitas, kad ten valgai bananą gausi pakankamai daug magnio, dabar yra aišku, kad pakankamai daug magnio vidutiniam vyrui, kad gauti iš bananų vien tik tai reikėtų suvalgyti 8 bananus. Suvalgykit per dieną po 8 bananus, aš tikrai tada sakysiu, jūs šaunuoliai, laikotės bananų dietos. Nes praktiškai iki bežionės vienas žingsnis. Vynuogės, rezervatrolis.
Rezervatrolis taip pat labai geras antioksidantas, bet vynuogės akcentuoti norėčiau labai stipriai, kadangi vieną kartą prieš berods mėnesį pamačiau tokį straipsnį, kažkur publikuotą pseudo kažkokiam žurnale eiliniam, kad, reiškia, raudonas vynas atstoja 1 valandą treniruoklių salėje. Gerai skamba, iš tikrųjų, kam sportuoti, jeigu tu gali išgerti raudono vyno 1 taurę ir tau 1 valanda sporto salėje, tai kam pavilnių bėgati tada? Iš tiesų, ten buvo viskas paremta būtent rezervatrolio medžiaga, kuri yra randama tame vyne, nepaisant to, kad tai yra alkoholinis gėrimas. Aišku, beje, alkoholis turi 7 kilokalorijos. Alkoholinis gėrimas ir įtakoja, reiškia, geresnį širdies kažkokį tai darbingumą, atsistatymą po krūvio. Ir dar buvo vienas tokia pastabėlė, kad rezervatrolis kartu su kvercetinu, kadangi vynas turi to ir to, būtent dėl to gerai pasisavina. Aš visada sakau, jeigu suvalgysite 1 obuolį ir kekę vynuogių, gausite lygiai tą patį. Jeigu išgersite taurę vyno, viskas tvarkoja, jūsų nenužudys, bet sėskite prie vairo, ten jūs gali sustabdyti tokie žmonės ir tikrai jūsų socialiniam gyvenimui bus daug blogiau. Nežinau, galima ginčytis. Gal ir geriau. Taip, hipotoniniai gėrimai, izotoniniai gėrimai, hipertoniniai gėrimai. Nežinau, ar girdėti pavadinimai, bet turėtų būti girdėti, kadangi šios gėrimus suvartoja sportininkai profesionalai ir aš jau prieš pradėdamas čia kalbėti su šitom skaidrėm pasakiau, kad tas oksidacinis stresas, aišku, jis yra žalingas, jį sumažinti galima su mano minėtais antioksidantais, kurie yra daug geriau pasisavinami iš maisto. Šiuos gėrimus vartoja sportininkai profesionalai. Turėsim pavyzdį vieną labai rimto sportininko amerikietės moters ir ten aš pagrysiu, kam reikia tų gėrimų, būtent sportininkų profesionalai. Visada mes galime palyginti, aš nebuvau olimpietis, bet sportavau savo, 16 metų, turbūt baigiau sporto mokyklą, paskui 10 metų sportavau, visokias sporto šakas, nebuvau profesionalas. Ir supratau vieną dalyką, kad žmogus yra kartais netgi per daug motyvuotas. Kai jis pradeda sportuoti, ten tarkim Petrai, aš einu į salę šiandien, tai tu išgerk hipotoninio gėrimo, ten to ir to, pirmą kartą gyvenime. Ir tai lygiai tas pats, kas į seną Zaporožietį įpilti Ferrariui skirtą kūrą. Jis galbūt važiuoja šiek tiek greičiau, bet žinot, jis tikrai subirės pakeliui. Lygiai taip pat, jeigu mes geram atletui skirsime įprastam žmogui skirtą mitybą. Jis taip pat važiuos, bet važiuos lėčiau. Jam yra svarbios tos 2 milisekundės, jam yra svarbios tos 2 minutės maratone. Dėl sveikatos čia yra visai kitas dalykas. Taigi, trumpai, drūtai ir aiškiai. Prieš treniruotę, susisteminus kelias knygas, 14 straipsnių, sportuojant intensyviau, bėgant 10 km ir daugiau, tai visada yra patariama valgyti įvairius vaisius, jeigu mes turime 2 valandas tik tai prieš treniruotę langą pavalgyti. 2 valandas, nespėjom pavalgyti 3-4 valandas prieš bėgimą. Iš tikrųjų patariama maždaug 3-4 valandas prieš bėgimą pavalgyti, bet jeigu nespėjom lengvai užkasti skysto maisto arba vaisių, mes galime ir 2 valandas, tikrai mes nenumirsim bėgdami. Žmonėms norintiems teisingai ne tik bėgioti, bet ir svorį savo kontroliuoti, tai nepatartina valgyti, pavyzdžiui, kriaušes po bėgimo vakare atėjus namo, nes jinai turi daug cukraus. Taip, vaisių cukrus ir vėliau jis sėda mūsų šonų, šlaunų, visi norim būti gražus, to daryti tikrai nereikia. Įdomiau tai, kad reikėtų vengti vis dėlto aštraus maisto ir sūraus maisto. Dėl 2 paprastų priežasčių. Pavyzdžiui, aštrus maistas apskritai skatina norą valgyti daugelį individų. Ir kitas dalykas, jis gali pakelti skrandžio rūgštingumą. Garantuoju, kad iš čia esančių žmonių tikrai keli turės padidėjusi skrandžio rūgštingumą, kuris gali išaugti refliuksą. Refliuksas tai yra, kai diafragmos išvarža ypatingai jis ne visada jaučiamas, bet atsipilam mes tada, kada bėgam, pavyzdžiui, 15 km. Aš pats esu dalyvavęs Kauno maratone, prieš metelius bėgau 10 km ir bėgdamas 10 km ir mano bėda buvo, kad aš nebuvau profesionalus sportininkas, kai liko kilometras, aš buvau dar pilnas jėgų ir aš tada pradėjau spurtą varyti. Bet prabėgęs ten vėjas, žinot, žmonės tik tai pajuto vėją nuo manęs bėgančio, pamačiau, kad pilna žmonių vemia. Ir žinot, vėmimas yra vienas iš tokių faktorių, kurių tikrai jūs sustabdys. Tikrai bus blogai, labai bloga. Tai kad išvengti vėmimo, reikia elementariai, pirmas dalykas, nepersivalgyti, nepersikrauti, valgyti lengvą maistą, vengti sūraus ir aštraus maisto. Po treniruotės. Taip, pirmos 10, 15, 20 minučių svarbu atgauti savo jėgas.
Vėl smūgis papildystam yra vienas labai rimtas žurnalas, Strength and Condition toksai, nagrinėjantis įvairių sporto mokslo aspektus, tyrė šokoladinį pieną. Pienas su paprasčiausiu kakavos milteliais. Tyrė paprastai. Buvo sportininkų grupės kelios, vieniems buvo duodamas šokoladinis pienas po treniruotės, kitiems buvo duodami whey proteinas, ten grinas baltymas susintetintas arba natūralus miltelių pavidale. Na ir buvo tirtas raumens atsistatymas, ten buvo įmamas biopsija, ten pjojo truputėlį raumenukus, bet net čia nesvarbu. Rezultatas labai paprastas. Tiek pas tos, kurie geria šokoladinį pieną, tiek pas tos, kurie geria brangiuosius papildus, atsistatymas buvo lygiai tas pats. Tai iš tiesų keista. Keista gal, nežinau. Treniruotės metu, kaip ir sakiau, profesionalų sportininkai gali sau leisti gerti izotoninius gėrimus, jeigu tai yra tikslinga. Mes visi turime tam tikrą rezervą, nuolat kaupiam maistingas medžiagas. Pavyzdžiui, energiją mes kaupiam dažniausiai gliukogeno pavidalu, teisingai, raumenyse glikogenas. Yra tam tikros mitybos strategijos, vieną iš jų aš papasakosiu šiandien jums. Kitas dalykas - vanduo. Va, čia yra pats geriausias, universaliausias tirpiklis ir reikalingiausias žmogui. Vanduo. Niekas kitas. Šiaip anksčiau, kaip ir sakiau, buvo rekomenduojama gerti prieš treniruotę kuo daugiau, kad lygtais mes turėsime kažkokį tai rezervą jau prisigėrę, bet aš manyčiau, kad mes greičiau nubėgsime į tualetą, prabėgę 10 km ir likus iki maratono galo dar 30 keliam. Dabar žinoma, kad troškulys yra pats geriausias indikatorius, faktas. Taip, yra įmanoma suvartoti per daug skysčio, tą aš pasakiau, gausus skysčių vartojimas, taip, kūno temperatūros pokyčiam įtakos neturi. Čia kalbama apie tai, kad kai mes sportuojame, raumuo įskiria šilumą, dalį šilumos mes unikaliai, mes esame unikalios būtybės, vieni geriausiai, kurie atiduodam šilumą į aplinką iš gyvūnijos pasaulio. Jeigu ne patys geriausiai, dabar bijau suklysti, mes prakaituojam. Žinom, kad pavyzdžiui šuniukai ten jie liokoja, iškiša liežuvį, o mes prakaituojam. Tačiau visos šilumos atiduoti mes negalim ir dažniausiai po intensyvaus sporto mūsų kūno temperatūra pakyla ir kai jinai pakyla iki 38-39 laipsnių dažniausiai mes baigiam savo darbą. Apie širdies darbą ir kraujo hemodinamiką aš nekalbėsiu, čia jau papasakoju prieš tai ir pakankamai aiškiai, tai dar yra temperatūros faktorius. Taip, kitas įdomus dalykas. Tyrimas parodantis, kad toks paprastas dalykas kaip saldžių gėrimų atsisakymas, pakeitimas vandeniu, nes iš saldžių gazuotų gėrimų mes tiek daug vandens nepasisavinsim, pirmas dalykas. Antras dalykas, pakeitimas vandeniu mums sutaupo iki 235 kalorijų per dieną. Tai yra maždaug vienas pakelis varškės, vidutinio riebumo 180 gramų. Taip. Aišku, dehidratacija, net ir nedidelė dehidratacija, turi milžinišką poveikį galvos smegenim. Ir pagrindė poveikis yra toksai. Mūsų koncentracijos, pusiausvyros įvairūs sutrikimai. Todėl, kad išvengti dehidratacijos, dabar yra rekomenduojama po 1 valandos bėgimo atsigerti vandens stotelės. Matuokime laiku. Jeigu savo darbo intensyvumą mes galime matuoti ŠSD, šiuo atveju, kada atsigerti, mes galime matuoti laiku. Po valandos bėgimo aš atsigeriu. Bet tai nėra absoliuti tiesa. Mes žinome vieną paprastą dalyką. Esame visi skirtingi savo pirštų anspaudais, esame visi skirtingi savo neuronų darbų, esame visi unikalūs. Kai kuriems žmonėms dehidratuoti yra lengviau ir tai priklauso nuo daugelio faktorių, pavyzdžiui, antropometrinių duomenų. Aukštesnis žmogus, žemesnis žmogus, platesnis žmogus, teisingai. Tai yra individualūs dalykai. Jeigu mes jaučiam troškulį ir aš dabar pasakiau, kad tik po valandos galima atsigerti, jūs atsigerkite po pusvalandžio, viskas tvarkoja, bet negerkite viso buteliuko. Svarbiau yra atgaus skysčius, labai svarbu tiksliau yra atgaus skysčius po bėgimo. Ir kaip tai daryti, tiesiog reikia pasimti buteliuką, apie 10 minučių gurkšnoti palengva. Gurkšnoti palengva, suvalgyti vaisių ir paskui praėjus pusvalandžiui arba valandai pavalgyti normalaus maisto. Labiau būtų geriau, jeigu tas maistas turėtų daugiau baltymų, apie kuriuos kalbėjau. Pavyzdžiui, vištienos krūtinėlė ir panašiai. Objektyviai, labai svarbu, prieš tai kalbėjo treneris, labai gerai pasakė, kad labai svarbu yra objektyviai įvertinti savo fizinį krūvį. Pas mane yra pilna klientų, kurie sako, aš tiek daug sportuoju, bet vis tiek nepasiekiu savo norimo rezultato. Aš sakau, kartais jūsų tas tiek daug, man atrodys visai mažai. Ta prasme, kaip jūs įsivaizduojat, nereiškia, kad taip yra iš tikrųjų. Žmogus save vertina subjektyviai. Objektyviai gali vertinti specialistų komanda, laboratorija ar patyręs treneris. Tai štai, dažniausiai jūs rimtai besiruošdami sportui, maratonams pavyzdžiui, esate tokioje zonai.
Tai yra toksai stebuklingos tokios 3 raidės, tai yra PMA, pagrindinė medžiagų apykaita. Jeigu jūs įvestumėte šitą PMA skliausteliuose arba neskliausteliuose pagrindinę medžiagų apykaitą į Google, ji yra visagalė, ten jums išmestų paprastą formulę, kaip apskaičiuoti savo pagrindinę medžiagų apykaitą. Tai yra kalorijų skaičius, kuris reikalingas tam, kad jūs išgyventumėt. Vėliau šį kalorijų skaičių jūs galite padauginti iš šių koeficientų. Ir gausite, kad, tarkim, atliekant sunkų fizinį darbą, tai pavyzdžiui, bėgiojant ten po 10 km 3-4 kartus per savaitę, jums reikia pridėti 1,6 maždaug, čia yra paklaida, 1,6, padauginti savo pagrindinės kalorijas iš šito skaičiaus. Jeigu man reikia, kad išgyventi suvartoti 1000 kalorijų, aš padauginu iš 1,6, gaunu 1600. Aišku, 600 kalorijų dėl to, kad aš sunkiai dirbu. Aišku, man, kad išgyventi reikėtų truputėlį daugiau suvartoti, aš truputėlį didesnis. Bet moteriai, kuris sveria 50 kg, yra nedidelė, tiesa, reikia daugiau žingsnių padaryti, irgi sudėtinga, bet iš tikrųjų tai... Jo, nes aš buvau ką tik Avon bėgime, kur buvo daug moterių, labai gražus renginys. Labai sunkus fizinis darbas, tai yra maždaug, netgi 2,5 kartų daugiau kalorijų, tai jau yra maratono bėgimas. Arba kaip šiuo atveju čia yra interpretuota, aš vadovaujuosi amerikiečių metodika, man geriausiai pasiteisina praktikoje, tai yra maždaug sunkios treniruotės 2 kartus per dieną. Taip, kalbant apie kalorijas, aš labai džiaugiuosi, kad šiai dienai tuščia kalorija jau įgavo prasme. Mes suprantame, kad pavyzdžiui, žiūrėkit, skrandukas su riebalais 400 kilokalorijų, su vištiena 400 pilnas skrandis įvairių produktų, daugiausiai daržovių, gera pica, 400 kalorijų irgi. Bėgiko lėkštėje, sportuojančio žmogaus lėkštėje visada turi būti apie 30%, praškai trečdalis lėkštės vietos užpildyta įvairiomis daržovėmis. Pomidorai, agurkai, lapiniai kopūstai, skaidulinės medžiagos, ten visokie antioksidantai yra būtini. Štai priėjome prie konkretaus pavyzdžio, bet šiuo atveju vėlgi pabrėšiu, aš kalbu apie Ferrari. Čia yra Ferrari, ne Zaporožietis. Ir ne, golfas neblogas, daugelis tikriausiai neblogai golfai, ten pasatai, kurie jau tikrai bėgioja ir matau prabėgot maratonus, viskas tvarkoja. Flanagan, amerikietė olimpietė ilgųjų nuotolių bėgikė, rekordininkė, jos labai paprasta metodika ir daug labai sportininkų ją panašiai vadovaujasi. Tai yra per dieną maždaug 3 pagrindiniai valgymai plus 2-3 užkandžiai, tai 5-6 valgymai. Taip, sudėtiniai angliavandeniai, žemo glikeminio indekso, visi mūsų maistai yra išrikiuoti pagal glikeminį indeksą. Ką tai reiškia? Paprastai labai. Tai yra laiko tarpas, per kurį cukrus iš maisto patenka į kraują. Aš čia labai taip supaprastinti. Tai va, glikeminis indeksas. Kuo jis yra žemesnis, tuo lėčiau cukrus pateks į mūsų kraują. Tačiau tuo ilgiau aprūpins mūsų energiją. Tai štai. Sudėtiniai angliavandeniai, žemo glikeminio indekso, lentelės yra pateiktos internete, parašykite į Google. Aš tikrai čia nebražysiu ir nebandysiu aiškinti, nes tai labai ilgai užtruks. Didžioji dienos raciono dalis. Užkandis po treniruotės. Šokoladas, maisto papildai, jei reikia, aukšto glikeminio indekso angliavandeniai. Šokoladinis pienas, šokoladas irgi ten yra aukšto glikeminio indekso. Švarus maistas lygų pergalė. Kuo mažiau apdirbtas natūralus maistas. Investuokite į savo maistą. Ir tai bus tikrai labai svarbus indėlis į jūsų pergalę. Glikogeno superkompensacija. Ir tokia labai paprasta strategija, man visai paprasta, nežinau kaip jums, treniruočių ir dietos struktūros reguliavimas dažniausiai 1 savaitę prieš varžybas. Tai yra maitinamės kaip Flanagan 5-6 kartus, žinom ką valgyti, viskas ok. Likus savaitį iki varžybų, ne iki renginio, jeigu mums tai yra renginys, mes esame neprofesionalai. Jeigu tai yra varžybos, mes varžysimės ir norėsime pasiekti kuo aukštesnį rezultatą, laimėti. Likus savaitį iki varžybų, maždaug valgome angliavandenius, tai yra nuo 5 iki 10 gramų vienam savo kūno kilogramui. Tai yra didelis kiekis angliavandenių. Angliavandeniai, mes prikaupiam glikogeno, lygus iki varžybų vienai dienai, pavyzdžiui, žinom, kad pirmadienį maratonas, sekmadienį aš čia vaikštau, angliavandeniai aš jau negaliu jos nežiūrėti, 6 valandą nustoju valgyti, nevalgau nieko, atsikeliu ryte, priklausomai nuo to, kada tas maratonas, kiek dar laiko liko, lengvai užkandu ir bėgu.
Yra kita paprasta strategija, kurią vadovaujasi dviratininkai profesionalai. Tai pavyzdžiui, jie 3 dienas vartoja vien tik baltymus. Iki tol, įsivaizduokit, pusę metų maitinosi normaliai, valgė daug angliavandenių, paskui staiga prieš varžybas, likus ten mėnesiui arba savaitį įvairiai, nes ten būna dar pusperiodžiai, vartoja vien tik tai baltymus ir jau negali tos baltymus pasižiūrėti. Treniruojasi iki išsekimo, jiems nėra energijos, kadangi organizmas gauna energiją iš angliavandenių pagrinde, glikogeno atsargos išsenka. Bet staiga 3 dieną vyksta stebuklingas dalykas, adaptacinis fenomenas tam tikras. Dviratininkas pradeda jau gaminti tą savo energiją praktiškai iš baltymų, kas yra labai labai sudėtinga, bet tam tikrą kiekį galima pagaminti. Ir tada po tų 3 dienų su baltymais atsikankinės, jisai pradeda vėl vartoti angliavandenius. Kas tada būna? Organizmas gauna tą seną gerą kūrą, jis staigiai pradeda savintis ir išmeta milžiniškų greičių. Tada jis sako, velniau viską, aš esu supermenas ir numena daug geriau. Paprastas dalykas. Strategija. Pagrindinė tokia žinutė, kad iš tiesų daug yra mitų įvairių apie sveiką mitybą, apie sveiką gyvenseną, kad tai brangiai kainuoja, kad reikia super kokių nors žolelių papildų ir panašiai, kad reikia gerti vyną ten vietoj sporto. Tai toks dalykėlis. Milžiniška nauda, minimalios investicijos. Šiandien aš kalbu prieš minę žmonių, kurie yra orientuoti ne tik sportuoti, bet ir sveikai maitintis, kuriem rūpi, aš tikiu, jų sveikata, rūpi jų artimųjų sveikata. Ir kartais tokia minimalia investicija, kaip truputėlį korekcijos savo mitybai, mes galim pasiekti milžinišką naudą. Jaustis žvalus, sportuoti, gauti pakankamai maistinių medžiagų, neišsekti ir likti sveiki. Iš tiesų turbūt, nežinau, gal niekas neturėsit klausimų, o gal tiesiog visi norit valgyti ir tai jau tikrai turbūt laikas pavakariniauti. Tai mane visada galima rasti Facebook'e, mano pavardė yra labai dėkinga to, kad tik tai vienas Artūras Sujeta yra Facebook'e. Kol kas bent jau aš kiek žiūrėjau, prieš pusę metų buvo tik vienas, gal dabar atsirado kitas, bet tikėtina, kad jis bus mažas. Ir visada galite man parašyti bei klausti. Čia beje yra mano kolegė Vlada Musvidaitė, su ją taip pat dalyvavau keliose projektuose. Tai galite klausti ir pas ją, nukreis pas mane. Ačiū uždėmesį. Ačiū labai Artūrui, ačiū Jums labai už kantrybę, tikiuosi buvo naudinga, radot savo patarimų. Visą medžiagą bandysime dalintis, jeigu Artūras leis ir prezentaciją. Ir filmuotą taip pat kolegos galės peržiūrėti. Ačiū Jums labai, iki kitų susitikimų. Ačiū.